Labas rytas. Labas rytas. Kaip ir sakiau, mūsų svečiai šį rytą grupė Biplan, o tiksliau grupės Branduolys, tai yra Maksas ir Olegas, ir grupė, jeigu neklystu, jau 19? Tiek suskaičiavau? Taip, jo, šiais metais buvo 19, kitais metais laukia šventė. Čia šiais 15? Jo, 15 metais. Jubiliejinis 20 sezonas. 20 metų. O dabar apie maistą. Kas tai bus? Tai bus paprastas kriaušių pyragas. Jisai bus keistas, kadangi, aš nežinau, aš tą receptą sužinojau labai seniai, man Makso mama pasakė, gal net kai aš dar vaikas buvau. Bet su laiku jisai keitėsi. Kodėl keitėsi? Nes aš užsirašiau, aišku, tą receptą, bet kažkur pamečiau. Ir visą laiką tą receptą traukdavau iš galvos. Ir kažkada jisai buvo obuolių pyragas, o dabar jisai jau kriaušių pyragas. Ir aš manau, kad jeigu pažiūrėčiau į tą lapuką dabar, tai manau, kad daugiau nei 50% būtų viskas pasikeitę. Tai dabar trauk produktus. Mes, kaip matot, viską išrinkom jums Norfos prekybos centre pagal sąrašą, kurį tu davei. Tai nebuvo tas iš vaikystės. Jo, jisai jau visiškai internetu jau siūstas. Jisai jau pakytas vien dėl to, kad pradžioj tai buvo vien tik tai kvietiniai miltai, o dabar transformavosi viską dar į ruginius. O kodėl taip atsitiko? Nes tu tapai tėčiu ir tu žiūri, kad būtų pasveikesni pyragai. Visiškai ne dėl to. Iš tikrųjų tai buvo visiškas atsitiktinumas. Aš labai norėjau pyrago, o namie buvo miltų, labai mažai miltų buvo kvietinių ir labai mažai miltų buvo ruginių. Ir aš pagalvojau, kodėl nesumaišiu. Sumaišiau ir man tas labai patiko ir dabar darau taip nuolatos. Ko dar reikės? 2 rūšių miltų. Kiaušinių reiks? Kiaušinių, jo, 2 kiaušinių reikės. Čia yra kepimo milteliai, čia yra cukrus, čia yra kriaušės. Sviestas. Razinos. O. Ir tiek. Taigi, visai nemažai produktų. Mes vėliau pakartosime receptą ir jūs galėsite užsirašyti, o dabar stebėkite procesą. Tai sėkmės tau, Olegai. Ko reikia, ką paduoti? Aš pradėsiu nuo kriaušių pjaustymo. Dubenėlis? Jo, dubenėlis. Tu jas lupsi ar ne? Ne, o ką? Ne. Bemaž 20 metų praktika, tai yra didžiulė praktika. Kai klausot pirmųjų įrašų, kažkokių turite iš senų laikų išsaugoję, kaip vertinate savo darbą? Labai įdomiai, nes iš tiesų galbūt tada šiek tiek mums trūko profesionalizmo, aš turiu omeny kažkokios technikos, nes galbūt grojam šiek tiek prašiau, ne taip gerai kaip dabar. Nors ir dabar nesam profesionalai, mes, iš tikrųjų dar tik mokomės. Bet jūs gyvenat iš muzikos? Taip. Viskas, jūs profesionalai. Ok. Ir iš vienos pusės kelia šypseną karts nuo karto, kai klausomės kokios senesnės dainos iš praeito amžiaus, ar ne? Bet kita vertus, kartais mes patys galvom, kaip mes tada galėjom taip sugalvoti. Dabar nesugalvojame. Pati muzikinė mintis, aranžuotė, kažkokie muzikiniai ėjimai, mes dabar taip nesugalvotumėm, nes galbūt šiek tiek smegenys buvo, kitaip dirbo, šiek tiek... Laisviau gal? Laisviau, jo. Mažiau žinojom, laisviau jautėmės galbūt. Nuo tų metų, kai įsikūrė, 95, ar ne? 95 metai, jo. Sudėtis keitėsi ir ne kartą. Kiek kartų maždaug kito? Jo, nuo narių pasikeitė? Nuo 95 metų iš tikrųjų praėjo nemažai žmonių per mūsų kolektyvą. Ir 95 metais spalio 1 dieną mes buvom su kitų būgnininkų, su kitų bosistų. Po to ateidavo žmonės, kurie šiaip papildydavo mūsų kolektyvą, tarkim, klavišininkai, vidžiai, kurie dirbo su mumis. Visada sakiau, kad visi tie žmonės, kurie groja Biplanuose, jie nėra buvę nariai. Jie yra grupė Biplan iki šiol, nes mes su visais palaikom santykius, mes su visais draugaujam. Ir labai smagu, vėlgi, kalbant apie gimtadienį, per gimtadienį susitikti visiems kartu. Turi minti grupės gimtadienius, jūs nuolat susitinkat visi, ar ne? Taip, mes tengiamės susitikti. Ne visada pavyksta visiems susitikti, nes, tarkim, mūsų būgnininkas, pirmas būgnininkas, jisai dabar labai daug laiko praleidžia kitoj šaly, jisai turi ten savo verslą. Ir jisai ne visada yra Vilniui.
Taip pat visi kiti irgi užimti žmonės, irgi dirba kažkokius savo darbus. Kitaip tariant, nieks neišskrido iš grupės su pykčiais, kažkokiom intrigom. Ne, tai tikrai tiesiog ne, natūralus tikrai ne. procesas. Tai yra natūralus procesas. Tarkim, tuo momentu žmogus negalėjo pasidalinti į 2 dalis ir dirbti 2 darbus. Pasirinko, tarkim, verslo mūsų būgnininkas, mūsų bosistas, jisai dabar dirba operatorium televizijoje ir jam labai patinka šis darbas, jisai iš tikrųjų, nežinau, keliauja turbūt daugiau nei mes su Jis visada filmuodavo, ar ne? Nuo pat pradžių. Ir mes esame visi draugai ir tai yra labai labai svarbu. Olegai, Maksai, kur buvo jūsų grupės atsiradimo brandolys? Kur yra lizdelis? Net nežinau, kaip ir atsakyti šį klausimą. Mes su Olegu esam nuo vežimėlių laikų. Neįsivaizduoju savo dienos, kai mes nepasiskambinam ir nesusimatom su šituo balsu. Mes kažkaip pripratom jau Bet prie tai to. daugiau negu draugai, tai daugiau negu broliai. Ta prasme, Pusbroliai. Pusbroliai. Pusbroliai, ar ne? Vat, ir galbūt tai buvo iš vaikystės, kai ir Olego šeimoje nuolat skambėdavo muzika, ir mano šeimoje irgi nuolat skambėdavo muzika vaikystėje. Aš manau, kad mūsų tėvai taip įdėjo nemažai į mus, kas liečiant muzikos. Skiepijimas, ar ne? Kad būtų meilė muzikai. Ir natūralu, kad kažkada tai, kai mums buvo 12 ar 13 metų, mes irgi norėjom pabandyti, nes taigi yra faina būti roko žvaigždė, ne? Roko žvaigždė. Tai va, ir mes pradėjom kažkaip, tai pas mane namuose buvo gitara mano vyresnio brolio. Ir mes, aišku, pradėjom eksperimentuoti. Mes kaip vaikai mes žaisdavom radio stotį, nes aš turėjau portatyvinį magnetofoną su mikrofonu ir mes vaidinom su Olegu, kad čia yra radio stotis ir kartais aš buvau vedėjas, o ten Olegas, tarkim, mano svečias Elvis Preslis. Arba keisdavomės, jisai buvo vedėjas, mes paleisdavom muziką iš patefono ir visą tai rašydavom į kasetes, o po to klausydavom kaip radiją. Vat. Sakau, muzika visą laiką buvo kažkaip tai šalia mūsų. Ir Tai buvo nulemta. Iš to, ką tu pasakoji, tai iš tikrųjų taip turėjo atsitikti, ar ne? manyčiau, kad. Ir po to po truputuką pas mus atsirasdavo kažkokių žmonių, kurie buvo grojantis ir mes kažkaip tai galėjom irgi kažką tai gauti iš jų, kažkokios informacijos, kaip reikia groti. Mes pasisemdavom kažkokių minčių ir po truputuką judėjom link grupės sukūrimo. Ir Vienas iš tų žmonių buvo mūsų dabartinis bosininkas Seržas. Jisai irgi iš tų žmonių, kurie mus mokė. Dalino nemokamus patarimus. Tai irgi kažkaip siejasi jūsų vaikystė kartu, ar ne? Čia tai jau buvo paauglystė, tai buvo 15-16 metų. Jo, mes tada netyčia susipažinome su dabartinė grupė Lemon Joy ir tai buvo Igoris ir Seržas. Ir jie mums gan nemažai patarimų davė ir tai buvo toks spyris į užpakalį iš tikrųjų mums geras. 2 draugai, 2 geriausi draugai. Kaip išaiškėjo, kas bus vokalistas? Labai juokingai tai. Tikrai? Mes bandydavom ir ten save. Olegas tai iš tikrųjų buvo iš pradžių būgnininkas. Jo, grupės. Jo. Ne, bet aš atsimenu vieną dieną, tiesiog, vėlgi tai buvo pas Maksą namuose, buvo kažkokių draugų mūsų ir mes pagalvojom, jeigu jau mes su grupė būsim, tai reikia išsiskirstyti rolėmis. Prabalsavome kartu su tais draugais buvusiais, pavyzdžiui, kas bus vokalistų. Visi prabalsavo, kad Maksas bus. Kaip ir nesispyrioja. Ai, čia tauta nusprendė. Jo. Tokiam vaikiškam lygiai iš tikrųjų viskas buvo. Aš kartą užsiėmiau būgnininko rolę ir... Nes yra 2 prestižinės vietos, ar ne? Būgnai ir mikrofonas. Kažkodėl visi, kas nemoka groti, pradžiai nori būti būgnininkais. Aš nežinau kodėl, bet aš buvau irgi vienas iš tų žmonių, kurie užsimanė būti būgnininku. Patys ramiausi dažniausiai būna bosistais. Artiomas toksai buvo pakankamai ramus, tylus ir jisai kažkaip natūraliai irgi, plus ten 4 stygos, tik tai lengviau grotų. Man taip smagu klausytis, ne pagal tai, koks kieno talentas didžiausias, kas ką geriausiai valdęs, o tiesiog pasiskirstate pagal balsavimus, pagal charakterį, kas ką nori galų gale, ar ne? Mes pradžiai nusprendėm, kad mes būsim grupė, o po to pradėjom mokintis groti. Aš manau, kad tai dažnas atvejis yra iš tikrųjų. Taip. Sukurt grupę, pavadinimą išrinko, po to, o dabar kaip grosim. Dabar be jokios abejonės tai jau yra ir kažkokia vadyba, ir prodiusavimas, ir žmonės, kurie atsakingi už tai, ką gauna žurnalistai apie mūsų informaciją, kažkokia tai presatašė, taip vadinami. Bet ar apie jūs yra buvę kokių nors nesąmonių, gandų, kažkokių dalykų, kurie, skaudžiai paveikė, tarkim, jūsų gyvenimus, arba, nevykusiai kažkaip galėjo pastarnauti jūsų populiarumui? Buvo tokių nesąmonių? Nemanau, turbūt, kad ne. Ne.
Nuo blogiausių grupių festivalio iki geriausių metų albumo. Ko gero, čia būtų aukščiausias įvertinimas. Bet buvo vieni metai, kai jūs buvote geriausia pop grupė, tiesa? Net ne vieni. Mes buvom geriausia pop grupė ir aš noriu pasakyti, kad mes dabar tebe esam geriausia pop grupė metų. Sausio mėnesį mes gavom apdovanojimą kaip geriausia pop grupė. Ir kol neįvyksta kiti apdovanojimai, aš manau, kad mes vis tik tai ir tęsime. Tai atsiprašau, viskas iš naujo. Pas mus svečiuose ne roko grupė, pas mus svečiuose geriausia Lietuvoje pop grupė. Ir pokalbį su jais mes būtinai pratęsime, kaip ir pyrago kepimą. Netrukus rubrika Namų darbai, kurioje labai praktiški patarimai tiem, kas nori įsirengti arba pakeisti savo namus. Likite su mumis, čiagi sekmadienio rytas. Siūlome į šias kalėdas pažvelgti šiek tiek kitaip, atsisakyti masinio žaisliukų pirkimo parduotuvėse ir pabandyti pasigaminti žaisliukus patiems namie su savo vaikais, kas yra iš tikrųjų ir smagiau, ir ekologiškiau, ir kūrybiškiau. Todėl tokia proga Domus Lumina salonai visą gruodžio mėnesį savo klientams dovanoja roletinių audinių atraižas. Kviečiame apsilankyti salonuose. Šį rytą kviečiu Jūs į kūrybinės dirbtuves. Gaminsime kalėdinius žaisliukus iš roletinių audinių atraižų. Visi pastebėsite, kad tai yra labai paprasta. Naudojimosi priemonės yra elementarios, kurias visi turite namuose, tai yra žirklutės, lipni dvipusė plėvelė ir papildomi įrankiai. Pradėsime nuo to, pats paprasčiausias variantas, tai būtų mūsų eglutė, žibintas, kurio pagrindinė detalė susideda iš karpinio ir jį sujungiame lipne juostelę. Tai yra pats elementariausias gaminys, kurį gali pasidaryti ir jūsų vaikučiai, nuo mažiausio iki didžiausio, netgi ir vyrams gali duoti, pabandyti tai atlikti. Labai paprastu būdu gavome kalėdinio papuošalo fragmentą, kuris vėliau gali atsispindėti ant taurės ar tiesiog kaip eglutė, jeigu jį darytume iš didesnio karpinio. Kita kalėdinė dekoracija, lydinti mus visą kalėdinį laikotarpį, tai yra snaigė, kuri mus pasitinka danguje ir tuo pačiu yra labai gražus kalėdinis žaisliukas mūsų eglutei papuošti. Jo gaminimo principas yra irgi labai paprastas. Mes turime atraižuose tokių pliusuotų audinių, kurie yra labai lankstus ir iš karto suteikia formą mūsų kalėdiniam žaisliukui. Taigi nedidelį gabaliuką atraižos paimam ir tiesiog perišam kito audinio skiautelę. Tuomet prie vieno kraštelio lipiname tą pačią lipnią juostelę, kuri sutvirtins mūsų gaminį ir tiesiog sujungiame du kraštelius, kad tai turėtų pradinę snaigės formą. Kitoje pusėje darome analoginį veiksmą. Prilipdome juostelę ir kitoje pusėje sutvirtiname kraštelius, gauname nuostabią snaigės formą. Štai. Kitas mūsų žaisliukas yra taipogi labai paprastas karpinys ir taip pat lipnios dvipusės juostelės pagalba mes uždėjome tvirtinimo juostelę per eglutę. Ir šiam gaminiui panaudosime namie jau turimą dekoraciją. Tai tiesiog imam ir apjungiam dvi galimybės, kurios mūsų namuose vėlgi suteikia išskirtinumą. Likusią grandinėlės dalį priklausomai nuo jūsų noro galima ją tiesiog nukirpti ir palikti, galima šalia statyti žvakytę ir apjuosti kartu ir taip padaryti kompoziciją, kuri jūsų namuose irgi bus išskirtinė. Tęsiant kalėdinės dvasios ir šilumos temą, siūlome jums pasigaminti namų žibintą, kurio labai paprastos sudėtinės dalys. Tai yra taurė, viduje žvakutė, audinio skiautė, sulipinta lipnia dvipusė juostele. Ir taip turim originalų žibintą. Šiandien mūsų dirbtuvėlės darbai baigti. Linkime jums kūrybingų ir šiltų švenčių.
įpusėjo konkursas Atnaujink savo langų stilių su Domus Lumina produkcija. Gauname daug jūsų butų ir langų nuotraukų, tačiau labai prašome drauge nepamiršti atsiųsti ir savo kontaktų. Iki gruodžio 14 dienos laukiame žiūrovų elektroninių laiškų adresu konkursai@domuslumina.lt. Aprašyme būtinai paaiškinkite, kodėl būtent jūs verti laimėti 500 litų vertės čekį. Visos nuotraukos talpinamos Domus Lumina Facebook profilyje. Čia jau galite už jas laikinti, kitaip tariant balsuoti, nes suprantama, kad laimės tas, kuris surinks daugiausia laikinimų. Kas prieš pat Kalėdas laimėjo 500 litų vertės čekį, mes paskelbsime sekmadienio ryto laidoje gruodžio 21 dieną. Vis dažniau susimąstome apie sveiką mitybą. Ką vis tik reikia valgyti, kad organizmas būtų aprūpintas visomis reikalingomis medžiagomis, o mes jaustumėmės puikiai, nesirgtume ir būtume kupini energijos. Ko gero, visi sutiksite, kad sveikos mitybos įpročiai tampa neatsiejama gyvenimo dalimi, jei jie pradedami formuoti nuo pačių pirmųjų gyvenimo dienų. Tai reikia ugdyti nuo mažens. Nes jeigu jam nepasakosi, nerodysi, neduosi paragauti, tai jie patys, nes vaikasgi nežino iš pradžių. Tai jeigu duodama ir namuose, ir visoje aplinkoje, kur jisai būna, tai jis tada ir įpranta. O įpratęs mažylis jau gali pasakyti, kas tikrai skanu. O pomidorą ir kopūstą? Pomidorą ir kopūstą mėgsta, taip? Ypač svarbu, kad sveikos mitybos idėja iš namų ir darželių keliautų į mokyklas. Vaikų ir moksleivių maitinimo organizuojanti įmonė, tiekdama maistą mokykloms, siūlo tik sveikus patiekalus. Bet ar tikrai visi moksleiviai žino, ką reiškia valgyti sveikai? Atėjo metas tai įrodyti. Jei tavo klasė kupina kulinarinių idėjų, tereikia sukurti sveiką patiekalo receptą, jį pagaminti, gamybos procesą filmuoti ir fotografuoti ir visą šią medžiagą kartu su trumpu gamybos aprašymu bei receptu atsiųsti konkurso rengėjams. Nepamiršk paminėti savo vardo, pavardės, klasės bei mokyklos pavadinimo. Visus sveiko maisto kulinarinius šedevrus įvertins patyrę specialistai ir išrinks sveikiausiai pietaujančią klasę. Labai svarbu, kad sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos idėja būtų tęsiama ir mokykloje. Taip kaip tėveliai ugdo vaikus namuose, taip kaip darželėje, tai labai svarbu tęsti tą idėją ir mokykloje. Įrodyk, kad tavo klasė maitinasi sveikai. Daugiau informacijos apie konkursą ir jo taisyklės rasi Pontem konkurso mokyklos virtuvės brolyje Facebook paskyroje. Stebėdami žavėją Kristiną Brazauskienę, neįtartumėte, kad energinga ir gyvenimo džiaugsmų spinduliuojanti moteris visai neseniai kovojo su nepakeliamu skausmu nugaroje. Kai vyras sirgo, teko, ir pakilnot sunkiai. Nes kai jis gulėjo, tai reikėjo tai pasodinti, tai jau apsaugos darbuotojai už pečių, man reikėjo už kojų. Nuleist, pakelt ir man labai pradėjo skaudėti stuburą. Ir taip skaudėjo, kad aš beveik ir paeit negalėjau. Aš gėriau labai daug vaistų nuo skausmo, diklakas, dolmenas, paskui dar vienus, kur jau pasakė, kad reiškia, jeigu jie nepadeda, tai jau tik tai narkotikai gali padėti. Gydytojai poniai Kristinai pasiūlė išeiti stuburo operaciją. Ir jau buvau paskirta diena, reiškia, kada mane operuos, o aš labai bijojau, nes sakė, kad reikia operuoti, paskui tą stuburą sutvirtinti, tokią plokštelę dėti, varžtų prisukti. Tai aš iš to išgąsčio pradėjau tas savo nuotraukas rodyti, ką tik pažinojau. Ir paskutinį, ką prisiminiau, tai daktarą Dobrovolskį. Na, jie atėjo taip truputį įsigandus, sako, jau man paskirti ketvirtadienį operaciją, o tai buvo antradienis. Na, rytų gerai, kad turėjo atsinešus savo tyrimų duomenis, peržiūrėjome stuburą, na ir neturint diagnozės negalime sakyti, ar mes galim padėti, bet aiškiai matys, kad mes pasieksime rezultatų. Na ir taip ir pasiūlėme, jeigu šiandien pradeda gydytis, tai buvo antradienis, tai jau
šeštadienį, sekmadienį galės nuvažiuoti į sodą. Koksgi tas gydymas, kuris net sunkiai vaikštantis sugeba pakelti ant kojų ir grąžinti gyvenimo džiaugsmą? Kintamų magnetinių laukų magnetoterapija, kurios metu žmogus tiesiog regis ilsisi magneto lovoje, o tuo tarpu magnetai dirba savo darbą. Tie magnetiniai laukai, jie yra kintami, pritaikyti pagal tam tikrą lygą, pagal lygos lokalizaciją ir jie veikia, kad pirmiausia, kraujotaka pagerėja 4 kartus, priešuždegiminis geras poveikis yra, taip pat nuskausminantis poveikis, pats organizmas pradeda gaminti opiatus, kuriuos galima net laboratoriškai nustatyti. Na ir kartu stiprina imunitetą, reiškia, kad pas mus, daleiskim, gydo savo kaulus ar sąnarius rudenį, tai tą rudenį jis jau gripų nesirgs. Tokia magnetoterapijos lova Lietuvoje vienintelė. Pasak gydytojo Romualdo Konstantino Dobrovolskio, jei tokios lovos stovėtų bent 14 gydymo įstaigų Lietuvoje, išlaidos ligoniams gydyti būtų kur kas mažesnės. Įsivaizduokite, jei po lūžių paprastai kaulai atsistato per 6 savaitės, magnetoterapija šį periodą sumažina iki 3 ir jūs jau galite dirbti bei mėgautis gyvenimu. Tai po tos terapijos aš atsisakiau vaistų, na ir aišku, stengiuosi sunkiai nekilnoti, taip jau tiesiai vaikščioti. Kaip sako, jeigu yra galimybė sėdėti, tai nestoviu, jeigu yra galimybė gulėti, tai nesėdžiu. Na ir jaučiuosi puikiai. Ir visiems, ką pamatau, persikreipusi, šlubuojantį, palinkusi, vis laik prisimenu daktarą ir visiems, pasakoju ir rekomenduoju, kad apsilankytų. Kreipkitės į Vilniuje jau 17 metų veikiančią tomografijos kliniką. Čia pirmiausia jums nustatys diagnozę ir tik tuomet paskirs gydymą. Naujausia šiuolaikinė aparatūra, puikūs kvalifikuoti specialistai ir viltis pasveikti apsilankius tomografijos klinikoje tampa realybė. Kliniką rasite Vilniuje, Kalvarijų gatvė 323. Daugiau informacijos www.tomografija.lt. Telefonas pasiteiravimui 85 27 11 781. Pramogų ir poilsio centras Belmontas – puikiausia vieta pakviesti svečius. Užsukite į jaukų ir romantišką gamtos prieglobstį šalia Vilniaus centro. Labas, sakau tiem, kas pramigo. Sveiki miegaliai, čia sekmadienio rytas ir svečiuose yra Maksas ir Olegas, grupės Biplan branduolys, kurie, būkim sąžininki, Olegas šiandien kepa mums Makso mamos pyragą, bet iš tikrųjų ten nieko nebeliko pagal tą receptą, kuris buvo vaikystėje, jis yra pakeistas, pagrindas liko. Pagrindas ne. Todėl, ne. Pagrindas liko, miltai. Miltai. Bet man gražiausia to istorijoje yra tai, kad tiek pyragu jie dalinasi ir tą patį valgo nuo vaikystės, tiek ir dabar dalinasi kartu scenoje. Tikrai ne tik bendra muzika, bet energija, emocijom ir asmeniniais išgyvenimais spėju taip pat. Olegai, tu paskutinis grupės narys susilaukęs vaikelio. Taip. Taip. Oi, palauk, turiu citatą kokią gražią. Va, tą dieną, kai Olegui gimė leliukas, man ypatinga tas žodis, apie savo mylimąją Aną, Olegas pasakė, dabar ji daugiau nei mano moteris ir daugiau nei mano mūza, dabar ji mano sūnaus mama. Va, čia tu taip gražiai pasakėjai. Taip, buvo. Ypatingas jausmas tėvystė. O, be abejo. Tai tikriausiai pats stipriausias jausmas, kurį išgyvenau, man jau beveik 40, tai taip. Pats stipriausias. Beveik 40. Aš suprantu, kad tu nori truputėlį pasisendinti, nes taip gerai atrodai, kad niekas negalima tikėti. Tuo tarpu Maksas prieš 5 metus susilaukęs dukters pasakė štai ką. Tai maždaug toks jausmas, kaip visą gyvenimą būčiau maudęsis ežere, o dabar įlipau į jūrą. Irgi labai gražiai. Kokie jūs poetai? Kur tu dabar maudaisi su savo dukryte? Vis dar toj pačioj jūrai, vandenyne, tų visų jausmų, tų visų šiltų emocijų, kurias bandau suteikti ir savo dukrai, ir mano dukra suteikė mums su žmona. Tai yra iš tikrųjų stiprus jausmas, labai stiprus jausmas. Ko gero, nežinau, ko gero tai yra svarbiausias dalykas, kuris įvyko gyvenime. Apie Biplan muziką esi pasakęs, kad labai džiaugiesi, kad jos klausosi ir vaikai, nes vaikai nemeluoja. Dabar, kai tavo dukrai 5, gali tėti teikti, kad vaikai vis dar niekada nemeluoja. O, iš tiesų, ir tai netgi
mes tarpusavį juokavom, kad tai yra labai geras testas dainai. Kai mes parašom dainą kažkokią, tai padarom demo įrašą ir duodi paklausyti vaikui ir jeigu vaikui patinka, reiškia daina bus gera. Jeigu vaikas taip nosį pakrapštė ir neatkreipė dėmesį, reiškia sudaina kažkas ne taip su daina. Ką darot su tom dainom, kurios panašu, kad neis? Kūrėt, dirbot? Ne, mes vis tiek rizikuojame ir leidžiam tas dainas. Neis, tai galų gale visada galim sukurti. Ne dėl skaičiaus, dėl to, kad jeigu jau ta daina atsirado, tai jinai atsirado tikriausiai ne šiaip savo. O koks jau tos dainos plaukėjimas kaip laivo, tai parodo gyvenimas. O būna, kad visai pradžioj, neina, liaudiškai tariant, to kažkokiu tai momentu, kažkokiam kontekste jis suskamba? Ne, turbūt, kad nebuvo tokių dalykų. Jeigu jau hitas, tai jo, tai jau eina. Yra labai daug dainų, kurios nėra labai stipriai populiarios ir kurios nepatenka ten radio stočių eterį, bet tos dainos labai mielos yra mums. Ir tos dainos yra mūsų albumuose ir visada malonu sutikti žmogų, kuris pasakys, o va šita daina, kurias šiaip niekas nežino, va jinai yra labai faina ir tu supranti, kad, kaip pasakė Olegas, jeigu daina jau gimė, tai ne šiaip savo, reiškia, kažkam tai jinai vis tik tai skirta. O jeigu tektų pabaigti sakinį, vis tik hitų visų laikų populiariausia Biplan daina? Dar tokių bus nemažai. Jo. Kokie diplomatai. Jūsų grupė 19 metų kartu. Kaip keitėsi auditorija, klausytojas? Na, iš tiesų, kadangi mūsų jau beveik 20 metų, tai galima drąsiai teikti, kad su mumis jau užaugo karta. Ne viena karta. Netgi galbūt ir ne viena. Mes kažkada skaičiavom savo fanklubus, nes jų buvo nemažai ir mes užauginom gal 5 ar 6 fanklubus. Taip. Ką daro fanklubas dar šiais laikais? Dabar jau tokių nėra, bet anksčiau, kai būdavo, tai fanklubas visokiojopai padeda grupiai, grupė atsidėkodama. Skalbia sceninius kostiumus? Ne, nors gerai būtų, ne. Idėja. Tiesiog padeda su koncertais. Tai yra savanorystė per koncertus, tarkim, atributikos arba CD prekyba. Begalė, kur gali padėti tie jauni žmonės, kurie yra pilni entuziazmo. Mes atsidėkodami jiems be bilietų pakviečiame koncertus, mes karts nuo karto su jais susitinkame, kepam pyragus vėlgi, kadangi dažniausiai fanų klubų nariai būna nepilnamečiai, tai geriam arbatėlės visokias, limonadus. Ir vėliau, kai fan klubas jau užauga, tai mes karts nuo karto susitinkam su jais alaus bare. Ar esate valgę Olego pyragą? Jeigu ne, tai įsivaizduojate, jūsų nelaiko šie žmonės fanais. Noriu paklausti apie albumą, kuris ką tik pasirodė. Vakar įvyko jo pristatymas, griausmingas ir didelis. O kas albume, jūsų nuomonė? Kokia ten? Vėl, ar yra koks virsmas, kokia tenais muzika? Taip, tai yra mūsų naujas albumas, mūsų naujas kūdikis vardu Visi keliai veda prie jūros. Visi keliai veda prie jūros. Aš klaipėdietė, ten yra nors viena daina apie jūrą. Be abejo, ne viena. Ir ne viena. Būtent dėl to visi keliai ten ir veda. Praktiškai šitas albumas šlovina jūrą, šlovina gražų gyvenimą ir šlovina vaikystę. Jo tikslas yra pakelti nuotaiką ir suprasti, kad gyvenimas yra stebuklas. Kad gyvenimas yra stebuklas. Tuo tarpu jūs, tada dar nebuvo taip karšta, negaliu sakyti, kad rizikavote gyvenimu, bet iš tikrųjų vykote į Kijevą palaikyti būtent Ukrainos. Taip. Po to dalyvavote koncerte čia Lietuvoje, ar ne, per karštuosius įvykius. Kodėl jūs esate taip? Dar šiais metais mes buvom Kijeve gegužės mėnesį, tai buvo gatvės muzikos diena organizuota tenai Kijeve ir mes buvom kaip ir ambasadoriai tos dienos Kijeve. O kodėl palaikome Ukrainą? Kodėl tokie aktyvūs? Kažkada mes tai jau išgyvename, mes Lietuvos piliečiai, ir mums tai yra be abejo labai svarbu ir artima, o dar Ukrainoje, Kijeve gyvena nemažai mūsų draugų ir jiems tai labai svarbu, tai kas dabar vyksta, o jeigu jiems svarbu, tai svarbu ir mums, aišku. Ar jūs, būdami tokie pilietiškai aktyvūs, manote, kad lietuviai yra pakankamai aktyvūs, ypač šitam kontekste, kai vyksta? Pakankamai? Aš manyčiau, kad taip, ir tai yra be galo svarbu ukrainiečiams, mes tą pajautėm būtent tada, kai mes grojom Maidane ir taip mes ir padėjom, mes atvažiavom, sugrojom keletą dainų ir tokia ir pagalba, bet
ta energija, kurią mes pajautėm. Aš žiūrėjau, įrašą, kai publika skanduoja ačiū, ačiū, pilna aikštė ukrainiečių. Tai yra nerealu, kai mes tada grojam, ten pastoviai būdavo nuo 10 iki 100 tūkstančių žmonių, kai mes grojam buvo 50-60 tūkstančių ir tai yra nerealus jausmas. Mes nulipom nuo scenos ir nepažįstami žmonės prieidavo prie mūsų, apkabindavo. Kažkoks vaikinas atėjo ir padovanojo man savo Ukrainos vėliavą ir pasakė, va, aš noriu, kad tu išvežtum į Lietuvą ir turėtum. Tai yra toksai labai stiprus emocinis toksai užtaisas, kurį gavom mes ir kurį, man atrodo, mes padovanojom jiems. O aš širdingai dėkoju, kad jūs tai darote, nes iš tikrųjų išdidu žiūrėti tą, ką aš mačiau internete, tokius kadrus. Labai smagu, kad jūs sakote, mes iš Lietuvos, mes jūs palaikom, atrodo, kad ten aš, tu nuėjot ir tą rėkėte nuo scenos. Iš tikrųjų labai gerai. Reikia labai tikėtis, kad Ukraina viskas susitvarkys ir ten bus taika ir žmonės gyvens savo šalyje ir jausis laisvai. Tiki? Tikiu. Netikėčiau. Padėk Dieve. Na ką, nuo tokių kilnių temų prie pyrago. Man atrodo, jau metas pažiūrėti, kaip ten jiems sekasi. Olegai. Metas. Ryšės. Kol Olegas pasipuoš dailiom pirštinėm, aš kviečiu pažiūrėti receptą. Rašykitės. Makso mamos pyragas pagal Olegą. Į formą supjaustome kelias kriaušes. Pabarstome razinomis. Ant jų supilame tešlą. Tešlai reikės štai ko. Sumaišome pusę stiklinės ruginių ir pusę stiklinės kvietinių miltų. Dedame kepimo miltelių, vanilinio cukraus, pusę stiklinės paprasto cukraus, 2 kiaušinius ir tada viską gerai išmaišome. Kepame orkaitėje 200 laipsnių temperatūroje apie 45 minutes. Labai tinka su ledais. Skanaus. Pyragas aušta. Maksas taip filosofiškai jį žiūrėjo, aš pagalvojau, vaikystė primena? Taip žiūrė, ar tiesiog nori pyrago? Ne tik vaikystė, nes mano mama ir dabar dažnai tą pyragą daro. Bet pagal savo originalų receptą? Taip. Ir man tas kvapas ir tas pyragas visada siūjasi kai ateina ruduo, kai būna mano gimtadienis ir va, tokios emocijos šiltos. Grupiai 19 metų, turbūt be maž tiek metų ir aš jūs pažįstu. Ko gero, taip. Jeigu iš pradžių žinojau, tiesiog, kad yra tokia grupė, po to jūs man, aš negalėjau įsivaizduoti jūsų atskirai, jūs visada kartu, po to sužinojau, kad jūs, tikrai geri draugeliai. Šiandien išsiaiškinau, kad jūs nuo vežimėlių kartu. Po to dar sudainavai keliose dainose mūsų. Po to dar keliose dainose truputėlį jau sudainavau. Ir šiaip jūsų dainas mėgstu dainuoti, ypač automobilyje labai gera dainuoti garsiai, rėkti, nieks negirdi, kelia nuotaiką ir iš tikrųjų labai labai smagu. Aš jums širdingai dėkoju, kad jūs šį rytą atėjote. Man visada labai labai gera juos matyti. Juos, tai sakau žiūrovam, pozityvas, ne tik iš muzikos, bet ir iš pačių žmonių. Tiesiog labai labai gera, šviesi energija. O dar ir albume Visi keliai veda prie jūros. Olegas ir Maksas sako, daug šviesios, tiesiog optimistinės muzikos. Jos iš tikrųjų trūksta ir čia ne prie ko metų laikas, tamsios dienos, vėluojantis išaušti rytas. Ir bendras kontekstas, ko gero, tas karo kvapas aplinkui ir šiaip daug žmonių linkia depresuoti, kažko ieškom, slieku ant asfalto. Sako mano Anyta, daugiau reikia dirbti, lėkti, užsimti įvairiausią veiklą ir tada nesirgsim jokiais liūdesiais. Aš jums to nuoširdžiai linkiu ir labai labai kvepia pyragas. Mes dėsime ledus, taip, Olegai? Taip, dėsim būtinai. Dėsim ledus ir nuo vaikystės dėdavot ledus šalia to pyrago. O kaip kada? Kaip kada, kaip turėdavot, ar ne? Dėsim ledus, dalinsimės į lėkštes ir švęsime gražų sekmadienį, švęsime gyvenimą. Aš turiu dovanų, mūsų draugai Beoti, natūrali puikiai kosmetika, dovanos, kaip spėju, galvojate, kad jums, bet taip nėra. Šiandien beveik nieko nepakalbėjome apie jūsų mylimas moteris, tai parneškite joms lauktuvių. Tai yra natūralus kremas su placenta, dar vienas geras natūralus produktas iš Beoti, mėgina jūsų mylimosios, mėginkite ir jūs mūsų žiūrovai. Dabar jau tikrai ate. Yra paprasti langai ir yra langai, kurie renkasi Domus Lumina produktus. Domus Lumina. Protingi sprendimai stilingiems langams.